Robertai, kiek pačiam amžiaus dabar yra? Eina 37 metai. O jūs dabar gyvenat Prienuose? Prienų globos, senelio globos namuose. O kodėl jūs ten atsidūrėt? Galbūt dėl to, kad galbūt tėvai norėjo, kad man būtų geriau. Aš taip galvoju. Aš supratau galbūt dabar, kad įgyčiau daugiau savarankiškumo, be tėvų, be kitų, o tai man iš dalies ir pavyko. Tai nuo kelių metų jūs čia gyvenat? Kiek jau dabar laiko? Jau 20 su viršų metų. Tai jūs 17 būdamas pateko? 16 takom, taip, kažkas tai. O prieš tai? Prieš tai mokinausi Kaune. Apolės 11. Bet ar pats gyvenai kada nors šeimoj? Kodėl gynė? Taip, gyvenau. Iki kelių metų? Iki mokyklos. Iki 7. Taip. Ir esi vyriausias vaikas šeimoj? Taip. O kiek yra dar brolių, seserų? Sesuo yra, brolį turėjau žuvęs brolis. Jūs buvo 3. Taip. Bet tėveliai ir šiandien yra gyvi? Taip. O tu gyveni Prienuose? Senelių pensionate? Taip. Kad tau pačiam būtų geriau? Taip, būtent. Kad aš jaučiausi savarankiškesnis, kad aš galėčiau pasiekti be tėvų pagalbos. Būtent, kad įrodė sveikiems žmonėms, kad aš galiu kažką padaryti. Bet aš žinau, kad pats esi linkęs pabizniauti ir kad prasimanai visokių būdų užsidirbti. Taip. Kiek įmanoma legaliai. Moteris tokia mūsų gyventoja kiaušinius darė, išpučia juos ir darydavo iš žolelių, iš visokių kitokių tokių trupių dalykų. Aplipdydavau ir aš teko važiuoti į turgų pardavinėti prieš Velykas. Gerai pirkdavo? Iš pradžių buvo sunku, o paskui žmonės buvo sunku nustatyti kainą. Ach, štai kas buvo sunku. Taip. O dėl ko? Už tai, kad aš nenorėdavau ten nustatyti konkrečiai. Sakydavau, aš paskiau pasakiau, kad kiek galit. Nu, davė litą ten. Gerai, užtenka man už štuką, kaip sako, litą. Ir viskas. Ir taip sakydavau, kiek galit, tiek žmonės, tiek duokit. Nu ir įvairiai, kiti pirkdavo tiek. O būdavo, kad už 5 litus kiaušinį arba už 10 parduodavo? Taip, būdavo. O kai buvo, kai liftininkų įsidarbinot? Sunkoka gana buvo dirbti. Kodėl? Nu, atidarinėti ir uždarinėti duris jos pačios neatsidaro. Ir tai senukai tokie kapriziniai. Jie spaudžia vienas pirmam, kitas antram, kitas trečiam ir klausia, kur buvai. Tai aš jam atsakydavau, Kaune, atleiskit, aš... Nu taip. Ir paskiau išėjo taip, kad... Tai nervuodavo jūs tie pensininkai, ne? Nu kaip, iš dalies aš juos suprasdavau. Jie visi nori laiką, visur nori laiku pabūti. Tai pas gydytoją, tai ten, tai bet tai kokių ten reikalų tam pensionate galima turėti? O Jėzau, neklauskit. Vasarą ten tų reikalų važinėja, tas liftas nesustoja. Tai dėdukai pas panas duodasi į kelintą aukštą? Visko ten. Nu, dirba iki 8 vakaro. Tai, kad kas gali vaikščioti. O paskui įsimylėjai seneliai varo laiptais jau, jeigu... Taip, jau kas jeigu turėjo kokią, tai... Robertai, žinau, kad dabar tavo pajamos yra pakankamai menkos. Atskaičius mokesčius už pragyvenimą ir taip toliau lieka kiek? Lieka man 16 litų. Per mėnesį? Per mėnesį, taip. Ir žinau, kad esi savo iškėlęs tikslą užsidirbti bent 4 litus priedo dar. Taip, už tai, kad įsilaikyčiau mobilų telefoną, kurį turiu, kad nusipirkčiau į mėnesį tą vadinamą papildymą. Ir man pakaktų, kad su draugais susisiekti žinutėm ar šiaip kokiam skambutėm. Robertas verslus iš prigimties. Dar prieš keletą metų iki laidos įrašo pensionate jis buvo atidaręs nedidelę parduotuvėlę. Tai kaip tik ir buvo užfiksuota filme gražių pavadinimų Negimę paukščiai. Gyvenimas čia monotoniškas, suprantat? Vienas tas pats. Mums tokiem jaudiem čia tai, sakau, tik tiek, kad nuobodu. Čia grinai. Va, šitą, kai nebuvo šitos parduotuvės, tai čia vis nebuvo ką veikti. Ir čia žmogus gali net iš proto išėti. Ir iš nuobodumo. Man 25 bus. Išorės gal ir ne, bet jau viduje tai aš jau pasenęs. Jau man ne tas, kas jaunim žmonėm.
Aš daugiau susimąstęs, daugiau. Bet ne bet kokį žodį galima pasakyti, kad jis. Kartais būna jis viduje įžeidžiantis. Šneku su tom, kurie labai gerai pažįstu. Ką sumaniai šį kartą ir kodėl čia paskambinai, parašei mums laišką ir kodėl nutarė atvažiuoti? Aš sumaniau mokytis, jau mokausi tiksliau, kompiuteriu. Mane tai labai traukia. Aš tai labai noriu. Noriu išmokti ir ne tik redaguoti tekstą, bet ir galbūt, jeigu išeis ir daugiau šitą su kompiuteriu išmokti, būti naudinga žmonėm. Robertas norėjo kitokio gyvenimo ir jo siekė. Jis tikėjo, kad yra pajėgus keisti savo lemtį ir nedrąsiai vylėsi rasti darbą. Kad pasikeis kardinaliai mano gyvenimas šitiek veiklos ir visa kita, tai tikrai nesitikėjau. Budžiu prie telefono, priimu užsakymus ir registruoju kai kurias popierius. Dokumentus. Malonu. Tai 2011 metais kovo 8, jeigu aš neklystu, tai bus 9 metai. O ir pradžia buvo tokia, kad tik atsidarius buvo įmonė, reikalinga buvo sėdėti ir budėti prie telefono, kad neprarasti klientų. Tai pasižiūrėjo, kad aš gana tai galima tai padaryti su manim, tai gal net sunkiai tai seksis, aišku, man tai sunkiai sekdavosi, nes medicininiai terminai visokiausi, žinot, kaip skambina, tai buvo be abejo labai sunku. Dabar jau bandau, aišku, be abejo, tiek laiko apsipratęs. Jeigu ko nežinau, aš iš karto jungiu su kolegom arba konkrečiai su tam tikru žmogu, kuris dirba su tom prekėm ir visą kitą. Akcinė bendrovė Sorimpeksas įsikūrusi Kaune. Robertas tebegyvena Prienuose. Šiandien jis jau savarankiškas vairuotojas, apie tai vėliau. Bet darbo pradžia buvo visiškai kitokia. Pradžiai buvo autobusu. Autobusą padėdavo, labai dėkoju iš karto visų kautros, kai kurių darbuotojų gal dabar net matau. Vieną tai tikrai matau, dviejų negaliu sakyti, kurie dar tuo metu tekdavo važiuoti man iki stoties, jie keldavo mane į autobusą, paskui atvažiuodavau iki Kauno stoties, kažkuris tai darbuotojas iš įmonės laukdavo, pasimdavo, važiuodavom, nes mūsų ofisas buvo Demokratų gatvėje. Buvo net ir suderinta taip, kad važiuodavo autobusas iki mano vietos gyvenamos. Buvo 80 centų, paskui padarė jį ten simboliškai litą. Už tai, kad nukrypdavo. Labai keista žmonė būdavo, nes būdavo Birštonas Kaunas autobusas. Iš Birštono suka, važiuoja į pensionatą. Dėl Roberto Ne, iš pradžių nesusigaudavo, kur čia važiuoja tas vairuotojas, čia ne pagal kursą visiškai, ne pagal maršrutą. Paskui aš visą laiką laukdavau ir paskui mane ten netai pristatydavo. Paskui sulaikiau teisės. Ir man davė taip, turbūt žalią šviesą, man turbūt uždegė Prienų ten komisija, pasitikėdami mano, tai aš labai buvau nustebęs. Ačiū didės jiems iki šiol, kad jie manim pasitikėjo. Aš iš tikrųjų pas dar savim nelabai tikėjau. Nenorėčiau net prisiminti, kiek jis suėdė mano nervų ląstelių su tuo važinėjimu. Kai pradėjo pirmus rytus žiemą pats važinėti slidumą, tai drebėdavom, tiesiog prašom, nuvažiavai, paskambink greičiau, ar viskas laimingai. Tai pirmą žiemą, kai dabar prisimenu, tai aš dėl savo vaikų, kai pradėjau važinėti, net mintis nekildavo, kad jiem gali kas nors blogo atsitikti, o apie Robertą tai čia visa administracija. Tiesiog labai pergyvenom, bet nieko nebuvo blogo, viskas sėkmingai. Dabar jau ir pamiršom, kad gali kas jam nutikti. Ir turi būti viskas laimingai. Taigi padarykime išvadas. Regis tik vienos laidos tai reikėjo, kad Roberto likimas pasikeistų iš esmės. Jis dirba didmiestyje, daugelio įsvajotą administracinį darbą. Turi būtinų pajamų, pats vairuoja automobilį, keliauja. Ta pati liko tik gyvenimo vieta ir dar kai kas. Žmonos neturiu, aišku, nieks nežiūri. Ar taip jau ir nežiūri? Taip ir nežiūri. Matyt, taip ir skirta. Aš nieko čia nekaltinu, nei toks likimas, ir viskas. Aš sakyčiau, kad Bėdų turgus 2000 metais tikrai padarė perversmą Roberto gyvenime.
Ir ačiū labai, kad Robertą šiandien matome tokį, kaip matot, linksmą, dirbantį, tikrosios integracijos pavyzdį Lietuvoje, neformalų. Jisai sąmoningas, protingas, inteligentiškas, simpatiškas vyrukas. Negi jis nevertas visai pilnaverčio gyvenimu. Ieškom draugės, žmonos ir po to kurkim gyvenimo sąlygas abiems. Galbūt dabar bus.